Kartais tiesiog neužtenka to vieno kamulio, paprasčiausiai Matui Jogėlai. Taip. Ir čia Minėtas. Ieškomas Giedrius Staniulis. Brunkė čia iš tolimos distancijos pataiko. Kiekvieną kartą faktas, kad taip Tarmonas nežais, bet iš to jo ir nereikalauja greičiausiai Alessandro Magro. Kajus Brunkė. Rankomis. Šiaip ir kūną labai neblogai valdo Edži Inglišas. Štai koks geras nusimetimas. Brunkė! Oh, yeah! Wow! Brunkė. Pagrindinis buvo Mažeikių komandos žmogus pirmoje rungtynių pusėje ir antra rungtynėse. Sabeckis. Brunkė vėl žaidžia. Taip. Gražiai vertė ir Minėtas nespėja. Na, turėtų reaguoti Alessandro Magro, kol kas nekelia Tarmono nuo... Su 16 rezultatyvių perdavimų jau Wolves Winsbet. O čia Sabeckis gerai suranda Brunkė. Šis gynybos specialistų ir prarado kamuolį Donatas. Nemažai, o čia geras perdavimas Brunkiai. Brunkė antrojų šansų pelno taškus, ten norėjau sakyti, nematytinę minutę. Tiksi šiose rungtynėse, na, kaip ir sakėjai, Vaidai, Mažeikiai vėl tikrai darė kiek galėjo. Kajus Brunkė čia. Buvo vokiečių gynyba. Sabeckis, ten pažangos nebuvo, Sabeckis surado Brunkę ir čia taškai su pražanga. Kaip Tarmonas užmė... Prieš Taylorą geriau neforsuoti įvykių. Atsimušė į realybę didžiai treneris. Valunton nuo parketo, gerai, Brunkės dar papildomas perdavimas. Brunkė prie Koveno. Pats iki galo Anthony Kovenas per giliai šiek tiek po krepšių palindo, taškų nėra, čia greitajame puolime. Forsavo įvykius. Andriusas nuo parketo nuspėja tokį sumanimą Brunkė. Feneris atgal vokiečių ir Kajus Brunkės. Tarmonas. Vėl bando žaisti prieš Brunkę. Ir lietė, atrodo, Brunkė. Bet krepšininkai ten, Kulboka ir Kariniauskas. Brunkės blokas Taylorui. Čia jau Fortuna lydi Wolves Winsbet komandą. Koveno koks perdavimas per silpnas. Per 3 rungtynes, skaitant Citadelę KMT, Andriusas klys. Nes jau namoje vietos komanda priims svečius iš Šiaulių. Jogėlos reikia Brunkė. Tarmonas iš tolimos distancijos. Šį kartą